Rytas. Literatūrinis darbas. Į lietuvių literatūrą Kudirka įeina kaip poetas, beletristas ir kritikas. Jo poetinė kūryba nėra gausi. Teparašė 14 originalių eilėraščių. Šalia to nemaža vertė lenkų poetų kūrinių bei į Krylovo pasakėčių. Vienas pagrindinių Kudirkos poezijos motyvų yra tėvynės meilė, kvietimas dirbti jos gerovei. Savo eilėraščiuose jis taip pat atskleidė buržuazinės visuomenės vidinius prieštaravimus, pasmerkė caro valdžios despotizmą. Kai kuriuos eilėraščius Kudirka skyrė svarbiausiams savo visuomeninės veiklos momentams pažymėti. Pirmasis eilėraštis Gražu, gražiau, gražiausia, skirtas Lietuvos draugijos įkūrimui. Universiteto baigimo proga parašė laborą. Išleidžiant Varpo žurnalą atsirado eilėraštis Varpas. Idėjiniu požiūriu geriausias Kudirkos eilėraštis ne tas yra didis, jis sukurtas despotiško caro Aleksandro III valdymo laikotarpiu, kai Rusijoje viešpatavo reakcija, kai buvo gniaužiama kiekviena laisvesnė mintis. Šiame eilėraštyje Kudirka smerkė tironą valdovą, kuris savo nuožmumu verčia žmones drebėti ir jį garbinti, nors iš tikrųjų prispaustieji jo nekenčia. Dvasioje keikia, poetas nelaiko valdovo didžiu, jam didis yra tas, kurs gyvasti savo paskyrė teikimui, tik artimam laimės. Smerkdamas tironą, braidantį kraują upeliuose, poetas žadino neapykantą caro despotizmui. Užuojauta žemės darbininkui valstiečių reiškiama. Eilėraštyje Artojaus skundas, kuris buvo įdėtas į kaimui skirto ūkininko laikraščio pirmąjį numerį. Vargingasis valstietis skundžiasi, kad jį visi skriaudžia, išnaudoja ir niekina, nenori žmogum vadinti. Tačiau socialinių prieštaravimų problema šiame eilėraštyje sprendžiama liberaliniu požiūriu. Poetas neskelbia kovos išnaudotojams, o pataria vargšui Artojui ieškoti nusiraminimo darbe ir moksle. Stengtis geriau įdirbti žemę, kad uždirėjams būtų geresnis, kiekvienas triūsas būtų spartesnis. Eilėraštyje Laborą, dirbk, Kudirka kreipėsi į jaunimą, ragindamas neleisti veltui brangaus laiko, panaudoti jaunystės energiją naudingam visuomeniniam darbui. Jame smerkiamas karjerizmas, kai įsižadama idealų dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto. Kudirka ragina jaunimą šviestis, šarvuotis mokslo žiniomis ir stengtis gyvenime nuveikti ką nors naudinga. Eilėraštyje Maniemsiams Kudirka skatina lietuvių liaudies pasipriešinimą, nuožmiai caro priespaudai, ragina nenusiminti dėl nepasisekimų, kovoti nepaisant aukų. Savo publicistiniuose straipsniuose Kudirka ne kartą skundėsi dėl inteligentų apsileidimo, pažadų netesėjimo. Eilėraštyje Lietuvos šviesuoliams jis smerkia tuos inteligentus, kurie geba kitus kurstyti į kovą, o patys pavojai ištikus, pabūgę palieka juos vienus. Kudirkos eilėraščiuose visur skamba visuomeniniai motyvai, jo poezija minties poezija, eilėraščiai paremti protavimu, logika, rečiau jausmais. Antai eilėraštyje Valerijai poetas reiškė dėkingumą savo bičiuliai, kurį jį guodė ir drąsino sunkiomis gyvenimo valandomis. Šiame eilėraštyje parašytame meilės tema įsipina ir visuomeniniai motyvai. Kudirkos eilėraščių rinkinys Laisvos valandos pirmą kartą buvo išleistas 1899 metais Vinco Kapso slapyvardžiu. Ilgą laiką kai kurie jo eilėraščiai buvo tapę krestomatiniais.
dedami į mokyklinius skaitinius, jaunimo mėgstami deklamuoti. Kudirka gyvenimo pabaigoje parašė tautišką giesmę, kuriai pats sukūrė ir melodiją. Šios knygos autorius kadaise teiravosi K. Grinių, ar Kudirka buvo numatęs kūrinio paskirtį. Taip, patvirtino K. Grinius. Kudirka man sakė: parašiau lietuvišką Bože carė chrany, Dieve saugok carą. Taip prasidėjo carinės Rusijos gimnas. Ir iš tikrųjų Kudirkos tautiška giesmė buvo tapusi valstybiniu Lietuvos gimnu, giedota ir tarybinės santvarkos metais. Iki 1950 metų, kai buvo sukurtas naujas tarybinis gimnas. Pažymėtina, jog kitados Lietuvos kleras yra reiškęs nepasitenkinimą tuo gimnu, kad jame neminimas Dievas, ir siūlė jį perdirbti, pataisyti arba sukurti naują. Reikšminga Kudirkos literatūrinė veikla prozos srityje, nors yra parašęs tik keletą satyrinių apsakymų, atsidėjus vien literatūriniam darbui, kad ir sergant originalių ir verstinių Kudirkos raštų padaugėjo. Antai 1895–1897 metai. Laikotarpiu jis parašė septyrinius apsakymus Viršininkai, skyrium išleista 1896 metais Lietuvos tilto atsiminimai, cenzūros klausimus, po metų paskelbė Vilkus. Prozos kūriniuose Kudirka satyriškai pavaizdavo Lietuvos miestelių ir kaimų gyvenimą. XIX amžiaus pabaigoje savo satyrose rašytojas daugiausia pajuokė caro valdininkus, kurie skriaudė ir išnaudojo Lietuvos liaudį. Pirmajame savo satyrinėme apsakyme Viršininkai Kudirka svarbiausio personažo Kludorovo paveikslų atskleidė caro valdžios aparato parazitiškumą, įžūlę valdininkijos savivalę, kyšininkavimą, moralinę menkystę. Apsakymo siužetą sudaro vieno apskrities viršininko valdymo istorija. Rutuliuodamas siužetą rašytojas išryškina ne tik pagrindinio veikėjo paveikslą, bet ir sukuria įvairiausių raštininkų bei valsčiaus viršaičių vaitų portretus. Šie valdininkai tiko grobio ir pelno, betodariškai plėšė valstietį. Apsakymo pradžioje Kudirka piešė Kruglodorovą visą savo didybę. Jis pats apie save pareiškė: aš paviečio Dievas. Vystantis siužetą vis labiau išryškėja tikrasis veikėjo veidas. Kruglodorovas drąsiai ima kyšius, bet čia pat dreba dėl savo kailio. Kruglodorovo paveikslų rašytojas apibendrino visos carizmo sistemos blogybės. Viename šio apsakymo epizode Kudirka pavaizdavo valsčiaus viršaičių rinkimų komediją. Kruglodorovas su savo padėjėjais per akis daro suktybės, kad nebūtų išrinkti liaudės pasitikėjimą turintys žmonės. Valstiečiai pabando skųstis gubernatoriui, bet nieko nelaimi. Viršininkai parašyti aštrių carinių represijų metais, XIX amžiaus pabaigoje, litvomanija ir socializmas tapo didžiausiu carizmo rūpesčiu vadinamajame šiaurės vakarų krašte – Severo Zapadny kraj, rašo literologė A. Vaitiekūnienė. Dėl savo bukumo cariniai administratoriai tuos reiškinius suplakdavo ir Kruglodorovai, litvomanas ar socialistas tas pats. Visus reikia gaudyti, todėl ir represijos buvo tokios pat ir prieš tautinio sąjūdžio dalyvius. Ir prieš socialistus. 32p 9192. Ištisa viršininko paveikslų galerija Kudirka nupiešė Vilkuose 1898. Tai 10 trumpesnių ir ilgesnių satyrinių karikatūrinių caro valdžios pareigūnų charakteristikų įvairių jie tautybių. Greta apskrities viršininko patikėtinio Lenko Pernikovskio figūruoja lietuvis viršaitis Žagaras, kuris valsčiuje jautėsi visagalis viešpats.
Su valšim darė, ką norėjo, o valšis jam negalėjo nieko padaryti. Žinojo tikrai, kad ne kas kitas, o tik jis bus vaitu. Kol Pernikovskis Vilkpilyje žinojo, kad gali savintis valsčiaus pinigus, rinkti neteisingus mokesčius, perdirbti kvitas, klaidingai įtraukti į knygas, už tai nereiks atsakyti, nes užstos viršininkas, kuris iš tų pat šunyčių traukė išvien su vaitu pelną. 14p 182. Skatydamas dvasinį tautiečių atsparumą ir pasipriešinimą engėjams, Kudirka vienur kitur įpina sceną, vaizduojančią, kaip liaudės žmonės susikirta su valdininkais ir šiaip ponais. Meninių požiūrių geriausiai yra pavykęs satyrinis Kudirkos apsakymas Lietuvos tilto atsiminimai 1896. Tai vienas originaliausių Kudirkos apsakymų, kuriame pašaipa, anekdotas pinasi su lirizmu, nuoširdžiu liūdesiu ar pakilia nuotaika. Apsakyme Šešupės tiltas Paprūsyje vaizdingai pasakoja savo biografiją. Jis jaunystė buvęs šaunus ir stiprus ir dar ilgai būtų galėjęs tarnauti žmonėms, jei viršininkas su inžinieriumi nebūtų sumanę jo taisyti. Tilto remonto proga jiedu numatė gerokai pasipelnyti ir, aišku, pasipelnė. Naujasis viršininkas irgi taisė tiltą, kol galop šis liko visiškai silpnas. Šešupės tilto istorija – tai alegorinis pasakojimas apie lietuvių liaudies kelią, apie jos pavergimą ir išnaudojimą. Po šiuo alegoriniu vaizdu slypi gilus tikroviškas turinys. Artimas Kudirkos bičiulis mokytojas V. Palaukaitis, aplankydamas jį, vis rasdavo apsivertusi popieriais. Kartą man padraudus, kad mažiau rašytų, neeikvotų sveikatos, atsakė nusišypsojęs: sveikata jau išeikvota, draudi lik, nežinodamas, kad aš būsiu mažu Lietuvos Puškinu. Tik duok daugiau medžiagos, matai, kad mažai laiko liko. 33p 107. Tėvynės varpai satyros tai iškelti iš to laiko gyvenimo. Tai tikri to laiko atsitikimai, toliau rašė V. Palaukaitis, atskleisdamas nemažą Kudirkos satyrų prototipų. Žiūrėjo į gyvenimą ir vaizdavo viršininkai. Tai Naumiesčio viršininkas, Kozakovas, bemokslis, kokios tai kunigaikštienės užtarimų neva, už drąsą iškeltas į oficierius ir į apskrities viršininkus, o padalinti pasilgimai atitinka tikrenybei. Vilkai tai mano atpasakotas Vilkaviškio valdininkų veidrodis, tik tai sąmoningai, kaip kur pakeista, vienam pridėta, kitam atimta. Lentijev tai žemsargių viršininkas Armeška, liguistas Svišov, kas apie jį pasakyta, tikri atsitikimai. Generolo dukterį vedė viršininko pavaduotojas Pudžinskas, sulinkėjęs lietuvis, tik kazokai mušė ne jį, o šiaip viskas teisybė. Plėšikas Azarevičia, policijos referentas, lenkas plėšikas, 45 rubliai, algos mėnesį. Teimdamas pragyvendavo kartais ir porą tūkstančių rublių. Rentoviš Žurakauskas paprakus ėmė per pačią Židelką Binkotą ir valdininkus. Mokėjo imti. Štok, bosk, žandaras pas neėmė ir persekio už paprakus. Azarevičia provokaciją iškėlė vok planu Levšai. Tai garsus atkaklus Liuk, mokinosi tik tai žemesnį amatininkų mokykloje, Suvalkų gubernatoriaus Podogrodnukovo slaptos meilės suvokit sūnus. Podgrodnukas jį gynė, viskas teisybė, visų šunybių ir į jaučio odą nesurašysi, taigi ir užteks. Ten pat.
Kai Grinius jubiliejinėme 1924 metų varpe pateikė Kudirkos rašto žodyną. Tenai taip pat atskleista nemaža viršininkų ir kitų satyrinių Kudirkos kūrinių prototipų. Viršininkose Žioplių Valsčiaus raštininkas Bavolskis, tai bene Zyplių raštininkas Turskis, Naupilė Naumiestis, Žydpilė Šakiai Matjevas, buvęs Naumiesčio apskrities viršininkas, Andrejevas, Podleskoj Vansiaskis, Vilkose Deržį Jupka, vieno Vilkaviškio apskrities viršininko pravardė, priminanti Gogolio Deržimordą, Lump Levša. Vilkaviškio apskrities viršininko Linko pravardę, Magdapilis, Virbalis, Galagaudžiai, Gelgaudiškis, Svarūnas. Viršininkose pavaizduotas gimnazijos mokytojas, Markuza į lietuviškus laikraščius rašęs, Svarūno slapyvardžiu. Jau tarybiniais laikais literatūrinį Kudirkos palikimą nagrinėjęs B. Pranskus savo studijoje idėjinį V. Kudirkos literatūrinio palikimo bruožai rink lietuvių literatūros gretose. 1959 taip pat nurodė keletą kitų nepastebėtų Kudirkos satyrų prototipų. B. Pranskui, V. Anskaičiui, kilusiam iš Suvalkijos, vaikystėje tekę girdėti tokių faktų, kurie kitiems nežinomi. Pavyzdžiui, epizodas su valstietė Gražienė pavaizduotas viršininkose, taip pat pagrįstas tikrų atsitikimų. Kampinių kaimas, kuri mini Kudirka, yra Daržininkų kaimas, buvusios Žaliosios Valsčiaus Vilkaviškio apskrities. Ten pat minimas Titaušiznos kordonas, yra Katošiznos kordonas, netoli Naumiesčio buvęs to paties pavadinimu. Dvare 25p 181 Vilkų Vaito Žagaro kaip Raudonės Valsčiaus atstovo prototipas, yra iš Žaliosios Valsčiaus Vilkpilės Vilkaviškio apskrities, o pats Žagaras tai ūkininkas Ražaitis, žmonių vadintas Ražu, gyvenęs Judupėnų kaime, B. Pranskos gimtinė. Minėtas Kudirka ir kaip kritikas jis varpe išspausdino 14 recenzijų apie to meto rašytojų kūrinius. Taip pat paskelbė didesnį darbą, tiesas eilėms rašyti kūriniuose, kuriuose remdamasis geriausiais lietuvių poezijos pavyzdžiais, mokė, kaip rašyti eilėraščius, davė elementarių žinių apie eilėdaros sistemą, rimą. Kudirka nuoširdžiai sielojasi dėl žemo tuometinės lietuvių poezijos lygio, savo recenzijose aiškino jos trūkumus. Varpasi iš pat pradžių apsidraudė nuo grafomanų, spausdindamas idėjiškai turiningus eilėraščius, bet ir dar 1895 metais prireikė Kudirkai rašyti atvirą laišką eilėraščiams, kuriame jis sąmojingai moko eilių rašytojus. Burtininkai ir visi įkvėptieji vyrai, kada pradės kilnotis nuo įkvėpimo jūsų krūtinės, kada jūsų akise užsidegs dangaus ugnis, kada jūsų mintis taikysis įskėst galingus sparnus, kada jūsų lūpos ketins išleis midun uždarytus žodžius, kada jūsų rankos jau sieks kanklės. Susilaikykite ir atminkite šitai. Pirma, ne viskas, kas rašyta eilėmis, yra jau poezija. Antra, ne visi raštai, kuriuose kiekvieną eilelę pradeda didžioji litara, o eilelių galai poroje vietų lyg iš netyčių sutaikyti, palikus galams. Kitose vietose neapibrėžta liosybė. Ne visi tie raštai gali vadintis eilėmis. Trečia, eilių pamatas, svarbiausia jų ypatybė yra tai ritmas. 15p 297. Kudirka rašė ne tik tai grožinės literatūros kūrinių recenzijas, bet vertino ir kitas knygas, vadovėlius, kalendorius ir įvairias mokslinio pobūdžio knygelės. Jis reikalavo, kad tokios knygelės teiktų visuomeniai naudą, keltų jos kultūrą. Griežtai
Pasisakydavo prieš mistiką, klerikalinės idėjas, prieš pasenusias pažiūras. 27p, 194, 195. Kaip yra žinoma, S. Matulaitis reiškėsi ir grožinės literatūros kūryboje jau 1897 metais. Šventinikio slapyvardžiu buvo išleistas jo apsakymas Parmazonas arba Baisumas Dievo rūstybės. Tų metų antrame varpo numeryje buvo įspausdinta palanki šio leidinio recenzija, kurią parašė pats Kudirka. Apsakymas Parmazonas buvo aiškiai antiklerikalinio laisvamaniško turinio. Kudirka rašė, ar jis patiks kam ar nepatiks, bet turime pripažinti, kad paveikslai imti iš gyvenimų. Tad S. Matulaitis prisimena Kudirką ir kaip kritiką. V. Kudirka buvo geras literatas ir labai apsiskaitęs aukštos kultūros žmogus. Mes jį laikėme geriausių kritikų. Šioje srityje jis mums buvo didžiausias autoritetas. V. Kudirka redaguodavo visus varpe skelbiamus literatūrinės kritikos straipsnius. Taip pat tvarkė ir mano kritikos straipsnį apie Maironio Pavasario balsus. Atmenu, iš jo išbraukė žodžius Maironio eilės. Tai perlai lietuviškos poezijos. Matyt, jam nepatiko, kad taip iškėliau Maironį. 22p 102. Kudirkos literatūrinis palikimas susilaukė literatūros tyrinėtojų dėmesio, ypač nagrinėjant kritinio realizmo klausimus lietuvių literatūroje.